Sveiki, brangus draugai. Šiandieną vos nepamiršau ryto kavos. Ir taigi pas jūs yra po 4 ryto, o pas mus po 9 vakaro. Bet šventoji dvasia cinktelėjo į galvą, kad turi būti ryto kava. Tai iš ties su džiaugsmu noriu pasakyti, jog mūsų Facebooko puslapyje yra keletas skelbimų. Kviečiame registruotis į online vykstančias advento susikaupimo, tokius kaip rekolekcijų vakarus. Suprantu, kad kai kurie jūsų neturėsite galimybių dėl įvairių priežasčių išvykti. Tai arba esat kitose šalyse, džiaugiamės, kad jau registracija prasidėjo ir yra iš įvairių šalių. Italijos, Vokietijos, berods Norvegijos yra žmonės, kurie registruojasi, tai su džiaugsmu jums patarnausime. Taip pat Talita kum pašaukimo atpažinimo susitikimai po naujų metų vyks, tai kviečiame moteris, merginas iki 40 metų išties atsiliepti ir tirti kartu pašaukimą, meldžiantis online kartu su mumis, su Dievo žodžiu, kalbantis ir jūs turėsit galimybę, jeigu norėsit ir dvasinį palydėjimą turėti, tai bus kas antrą pirmadienį, tai po naujųjų metų. Tai kviečiame registruotis, paskleiskite šią žinią. Mes nuoširdžiai laukiam ir jau nebe 1 metai tęsime mūsų sielovadą ir misiją online. Tai išties labai džiaugiamės, kad ir ten taip pat galime būti su jumis, nors ir virtualiu būdu, bet gyvai online galim būti su jumis. Ir tai irgi yra ryšio dalis, kai nėra galimybių susitikti. Ir rytoj, tai yra pas jūs, kuomet jūs klausysit šiandien, tai bus šeštadienis, iš tikrųjų minima apaštalų diena, Simono ir Judo Tado apaštalų diena, iš ties, kada mes vėl galime su visa bažnyčia paminėti Kristaus sekėjus, kuriuos jis pats pasirinko iš didelio mokinių būrio, būti jo apaštalais. Ir tai yra jo valia. Buvo daug mokinių, bet jis pasirinko 12 apaštalų. Ir šiandienos šeštadienio skaitinys man byloja labai stipriai susisieja su žmonėmis, kuriuos tenka išklausyti ir su kuriais tenka būti, net ir čia Kanadoje ir taip pat klausant man brangių žmonių istorijų, susiskambinant internetu. Ir labai stiprus skaitinys, jog mes visi esame čia ateiviai, bet esame išties bendrapiliečiai dangaus Jeruzalės. Esame bendrapiliečiai dangaus Jeruzalės. Tai, kitaip tariant, mes nesame šios žemės piliečiai. Mes esame dangaus piliečiai, viešpaties piliečiai amžinybėje. O čia žemė tai yra kelias. Kelias mūsų šventumui, kelias pasirinkimui. Ir kartais girdint žmonės išties sunkias istorijas klausant, kaip ypatingai čia Kanados lietuviai, kurie gyvena, kurie bėgo Antro pasaulinio karo metu, po Antro pasaulinio karo, kiek daug turėjo slapstytis, bėgioti, kaip sunkiai gyveno. Ir klausimas, kodėl. Bet jiems nugyvenus šitą etapą, ką aš matau, kai jiems dabar virš 90, net ir 100-mečių yra, jiems nebekyla kodėl. Praėjus laiku jiems nebekyla kodėl. Tai kitaip tariant, praėjus 80 metų galbūt ir daugiau. Ką aš matau su jais bendraujant, tos kančios akivaizdoje, jie džiaugiasi tai, kas įvyko po to. Kas įvyko po to. Ir man tai tampa labai stipriu įkvėpimu. Iš tikrųjų, tiek mano pašaukimo kelyje, tiek krikščioniškam gyvenime. Svarbu didžiadvasiškai, tauriai, maldingai
jautriai, garbingai, dorybingai pereiti išbandymo kelią. Ir tada bus negėda jį prisiminti. O po daugelio metų, ką aš matau tų žmonių veiduose, kurie bėgo, slapstėsi, badavo, pėstute ėjo, kai kurie arkliais važiavo, daug vargo, daug dirbo, jų akise ir žodžiuose nėra neapykantos. Jie ištis prisimena, kas įvyko tuo metu. Kai kurios moteris lietuvių kolonijose arba tose kolonijose, kur buvo priimami be dokumentų žmonės, susirado antrą pusę, kai kurie susirado artimuosius, kai kurie susirado draugų, kiekvienas ėjo savo keliu, bet dorybingai ir tauriai. Taip ir man šiandieną norisi pasakyti tiems, kurie išgyvena sunkius išbandymus, negalę, netikėtumus. Prisiminti, jog mes esame dangaus piliečiai. Mes esame viešpatis ir šiandienos šeštadienio skaitinys mums apie tai puikiausiai liudija, jog mes esame dangaus piliečiai. Ir čia yra mūsų kelias, bendradarbių kelias su viešpačiu. Tai kaip sakoma šventajame rašte, kūrinėje su ilgesiu dūsauja, laukia. Taigi mes esame jau ir dar ne. Jau danguje ir dar ne. Bet mūsų visa būtis priklauso dangui viešpačiui. Tai pereikime didžiadvasiškai per kiekvieno išbandymo kelią, taip kaip jį perėjo apaštalai, tai ką jie mums šiandien liudija. Ir man norėtųsi šiandienos pamąstymą pabaigti Ignaco Lojolos malda, kuri galbūt daugeliui žinoma, bet manau kiekvienam gyvenimo kontekste jinai suskamba vis naujai. Melskimės kartu su šiais žodžiais. Kristaus siela, pašvęski mane, Kristaus kūne išgelbėk mane, Kristaus kraujau pagirdyk mane, vandenyje iš Kristaus šono nuplauk mane, Kristaus kančią sustiprink mane, gerasis Jėzau, išklausyk manęs, savo žaizdose paslėpk mane, neleisk niekada nuo tavęs atsiskirti, nuo klastingų priešų apsaugok mane, mano mirties valandą pašauk mane ir liepk ateiti pas tave, kad kartu su šventaisiais amžinai tave šlovinčiau. Amen. Tai linkiu jums nebijoti, įsileisti ir gyventi per įvairius iššūkius ir įvairias situacijas, jog mes esame dangaus piliečiai. Ir gera matyti prisijungiančius iš Lietuvos, po 4 ryto jūs nemiegat. Turite miegoti. Tai jums skanios kavos, o sau sakau labanaktis. Būkite pasveikinti iš Toronto. Sudie.